Yo, is the mic working? Kauno Žalgiris aktyviai tęsia Eurolygos socialinės programos One Team veiklą Lietuvoje. Šio projekto ambasadoriai Martynas Pocius ir Justinas Dentmanas kartu su komandos administracija ir sirgaliais lankėsi Kauno socializacijos centre ir bendravo su vaikais. Kiekvienas šiame Eurolygos projekte dalyvaujantis klubas dirba su tam tikra socialiai jautria grupe ir padeda ją integruotis į visuomenės gyvenimą. Žalgiriečiai suvienijo jėgas su Kauno socializacijos centru, kuriame su paaugliais dirbantis darbuotojai stengiasi pasiekti teigiamą vaiko elgesio pokyčių bei ugdyti jų vertybinės nuostatas ir socialinius įgūdžius. Naujieji ambasadoriai jau spėjo susitikti su auklėtiniais, kai šie lankėsi Žalgirio arenoje. Šį kartą krepšininkai atvyko pabendrauti pas vaikus. Labai džiugu, kad Eurolyga vykdo tokį One Team projektą ir kaip ir aš esu Žalgirio atstovas, tikrai mes prisidedam prie to labai noriai. Labai džiaugiamės, kad tokie dalykai vyksta. Mes pabendravom 2,5 valandos su jais pabuvom ir pasišnekėjom ir pažaidėm. Ir matosi, kad tikrai iš jų yra ne vienas ambicingas vaikas. Ir turi svajonės ir kažkokias viltis į ateitį žiūri ir matos nori dirbti, nori galbūt iš čia daugelis išeiti ir siekti kažkokio savo tikslo, taip kad tikrai labai smagu su jais pažinti ir daug dievė duodam kažkokią teigiamą naudą jiems ir tą tokį suteikiam savo pasakojimai, savo pasidalinimai, savo istorijų, tiesiog kažkokią viltį. Justinas Dentmanas didžiuojasi galėdamas būti šio projekto ambasadoriumi ir vylėsi, jog toks bendravimas bus naudingas. It feels good to get more practice and give it back to the kids and work with kids and get to tell my story and hopefully it impacts their lives and help them throughout their life successes. It's very important because it's very important for one that they chose us, out of all the other teams, and for the community, it shows that Zagros, not only cares about basketball, we cares about the next generation growing up to be the next stars of our future. It's like a team. Everybody, your friend is a team in your life. He impacts you, you impacts them. I just think that what you are today will impact what you will be tomorrow. Kauno Žalgirio rėmėjai bendrovė Dikopas įteikė vaikams originalius komandos marškinėlius su jų vardais, o Martynas ir Justinas pravedė bendrą treniruotę. Apie savo svajonės papasakojom, sakėm, ar galėsime įgyvendinti, apie savo svajonės pasakė, nuo kada pradėjo, kaip pradėjo, ar sunkiai buvo, ar nesunkiai. Patinka mums. Ir labai patiko, kad krepšininkai buvo atviri ir papasakojo, kaip siekti svajonės ir niekada nereikia nuleisti rankų, dar kaip pamokėlė mums tokį. Žalgirio ir Kauno socializacijos centro bendravimo esmė ne tik suteikti vaikams džiaugsmo, bet ir padėti jiems visapusiškai tobulėti per sportą ir krepšinio žaidimą. Kiekvieną savaitę jų centre jau vyksta bendri užsiėmimai, kuriuos veda Žalgirio administracijos, fanų klubo Green White Boys ir Žalgirio garbės klubo atstovai.